Ar žinojai, kad stiklas aliejuje tampa nematomas? Na, ne visai. Paprastas stiklas aliejuje nėra nematomas. Nematomi yra tik karščiui atsparaus stiklo indai. Kitaip borosilikatinio stiklo indai. Tai yra pavyzdžiui stikliniai indai, kuriuos naudojate kepimui namuose, arba mūsų atveju štai tokie laboratoriniai indai. Ir nežinau, ar pastebėjot, bet mes vieną iš tokių indų visą laiką slėpėme čia. Gerai pasislėpė, ne? Borosilikatinis stiklas tai toks stiklas, kuris turi viduje boro priemaišų. Boras padaro, kad stiklas šildamas nesiplėstų. Kai šildamas nesiplečia, jis ir nedūžta. Bet boras taipogi ir pakeičia stiklo lūžio rodiklį. Jis priartina jį prie aliejaus lūžio rodiklio, kuris yra 1,47. Lūžio rodiklis nusako, kaip greitai šviesa keliauja duotoje terpėje. Pavyzdžiui, aliejuje ir stikle. Jeigu aliejus ir stiklas turi vienodą lūžio rodiklį, reiškia, kad šviesa keliauja juose vienodu greičiu ir ji jų sandoroje nelūžta. Ir mūsų stiklinis indas nebeišsiskiria, taigi tampa nematomas. Gali tai pabandyti namuose pats. Tiesiog įmerk kepimui skirtą indą į aliejų ir žiūrėk rezultatus. Geriausiai mūsų patirtyje veikia saulėgrąžų aliejus.